neįtikėtinai greit atvykom kažkaip. Rašė, kad 25 minutės užtruks, tai nežinau, sesė net įmigt spėjo, aš kol skaičiau, tai toks jausmas, kad praėjo kokios 10 minučių. Thank you so much. Welcome to Koh Samui. Hello. Hello, this is where you going? Maret? Maret. Maret. Mosquitoes. What hotel? Hotel. I don't know, it has no name. Malet này à? Wait. Yeah. Crystal Beach. Huh? Crystal Beach. Kristan, no, Kristan Bay. How much? Okay. Yeah. Ma. Kitten Bay. Ma. Kristan Bay ơi. Kristan Bay mày được á. Kristan Bay. How much? Crystal Beach. Kristan Bay như này là mày. 600 baht. 600? Yes, okay. No. How much can pay? 200. We paid 200 last time. 200 each. 400. I was in Koh Samui already. Private taxi, yeah. 208 we join. Okay. Yeah, you pay private taxi, yeah. Huh? They direct now, yeah, private taxi, not more people. You 208, you pay more people. You go with me direct now, yeah, you can be bad. No. We can go with people. It's no problem. Booking, yeah, you booking. Not booking, cannot car. You booking, okay. No, but 500 we... baht, okay. Okay, 500 baht. Okay. Okay, 500 baht. Không rồi, đi kia. Chip. Here, Lamai. Là mày. Like 700. Okay, 500 baht. We already agreed. Thank you so much. Atvykom. Hello, we want to make a check-in. Yeah. No shoes, right? Up to you, it's your room. It's already our room. Okay. Nu ką, įsičekinam. Čia toks kaip mini butukas, mums labai patinka, didelė lova. Turėsim net teliką. Turėsim veidrodį, mikrobangų krosnelę, šaldytuvas. Tai reiškia, kad galėsime gamintis ir laikyti maistą pačios be jokių skruzdėlių, nes visur, kur buvom, tai iš tikrųjų, jeigu tik pasilieki maistą kažkur, iš karto skruzdėlės apeina. Nu, žodžiu, čia viskas, ko reikia tokiam ilgesniam buvimui. Kitas geras dalykas, kad turime vandens, tai nebereiks pirkti butelių. Bam, tvarkinga viską. Rankšluostukai padėti. Sakė, jeigu norit, galit palikti, kad kažkas išskalbtų, jeigu norit, sako, galit skalbtis pačios čia milteliai, Mūsų virtuvytė. Labai gerai, pagaliau galėsim savo šakšukas daryti ir taip toliau. Einam toliau. Nu ir čia darbo vietelė nusimato mano. Baseiniukas. Biliardo stalas. Kaitlentė. Čia kas, skrudintuvė?
Ne, garų. Eiktų savo, bet čia viskas equipped, fully equipped. Ir iki Crystal Bay 2 minutės, sakė pastute. Ir mažytė sporto salė. Tai šį kartą jau bus mažiau svarmenų kilnojimo, bet daugiau kardijo, nes mačiau, kad čia yra dviratis. Ir, žodžiu, slidės. Po kiek čia? Ai, rankom bus. 5, gerai, užteks. 4. Kilimėliai var, jeigu reikia. Užteks. Super. Geras. Sesė tai patenkinta, čilina. Aš irgi patenkinta. Visai neblogai. Ir čia vėjelį turim. Taip, ir jisai platesnis negu tas. Ne, šiaip didesnis. Bet ir šiaip taip įdomu labai, nes, nemokamai pasiūlyti upgrade'int, sako, čia pas jūs tik tai su fan, gal norit su kondiške ir atsiuntė nuotraukas ir taip toliau. Aišku, čia neturi langų į vandenyną, bet, ką žinau, pamėgi, pavalgai, varai savo toliau. Tai tikrai nereikia čia kažko labai fancy. Mums svarbu pakeliauti, neišleidžiant daug pinigų. Svarbu išsimiegot su fan. Ir svarbu išsimiegot normaliai, kad būtų jo nekaršta. Tai, labai patenkintos. High five. Ne ta ranka? Ar ta? Jo, ne ta. Viskas. Eisim valgyt ieškot. Iki. Ką? Atlėkiam čia šalia visiškai nusileidus gal minutę kelio. Gavom. Grūtinėlę. 4 bulvykės, viską. Skaniausiam. Visai neblogai pavalgėm, su vištytė ten buvo su pepper sauce, pipirinių padažiukų. Atvažiavau dabar į parduotuvę maisto prekių, kadangi galim gamintis pačios, čia balionas nuo vėjo. Kadangi galim gamintis pačios, tai nusipirksim granolos, nusipirksim kiaušinių. Čia toks prekybcentris Lotus. Tarp kitko, pamiršau paminėti. Kadangi esu višta, tai permokėjom. Bet Kosamui yra didelė sala ir joje yra grebas. Tai mes sumokėjom už taksi iš 500, tai po 250. Kai realiai galėjom grebą išsikviesti, o grebas mačiau apie, gal 150. Tai, okei, 3 eurukai, tai čia nebaisiai. Bet tiesiog kažkaip visiškai nepagalvojau vištą pasižiūrėti, ar nėra grebo čianai. Tai žodžiu, palaukiu sesės, einu aš čia į prekybcentrį. Matau elektronikos parduotuvę, tai gal rasiu mikrofonus. Čiau, varau ieškot. Kainos dėkliukų, tai, wow. 9 batai. Tai čia, netoli 3 eurukų. Džisip dėkliukai. Normaliai? Čia mūsų taksistam tiktų. Geras. Hebrytė, pažiūrėkite kainą. Tokią kainą aš suprantu už kokosus. Kopanganė tikrai daug didesnė kaina negu Kosamui. Čia kilogramas, pavyzdžiui, mango 70 batų. Radau aliejaus masažą už 300 batų, šiaip visur daro 400 ir taip toliau. Ir aš tokia pavargus, iš tikrųjų tik noriu tiesiog atsipalaiduoti. Tai varau pasidaryti masažiuką. Čia toks visiškai paprastas salonas, bet yra kondiškė, tai išeis atsipalaiduoti. Netflix and chill. Po masažų, po dušų namie. Reikia poilsio. Nebūčiau aš, jeigu nepadaryčiau čeko. Labas rytas.
Neseniai atsikėliau. Vai, kamerytę. Uždėjau rūbus kol. Išsikraustė kaimynai iš gretimo butuko. Tai labai norėjau patikrinti. Žiūrėkit, kokia įdomybė. Nu, šiandien dienelė tokia lengva. Tai su sese vakar buvom šopintis ir radom granolą. Labai maistinga. Su 4 ar 5 gramų proteino. Žodžiu, bandysim pakos. Šiaip visokių dalykėlių prisipirkom, parodysiu ką. Čia kavytės dar nusipirkom, kad nereikėtų kiekvieną kartą pirkti. Tai viena kavytė kainavo apie 150, čia yra 200 gramų, tai mums užteks daug ilgiau. Ir nes realiai mokėdavom po tam šiam batų, tai yra skirtumas. Vakar jau pabandėm įdomių riešutų tokių nusipirkom. Čia yra grinai žemės riešutai su mokos, nežinau, apvalkalu. Šitus jau bandėm, tai čia yra japonų deserčiukai. Radau savo skaniausius riešutus didelėje pakuotėje, nes šiaip pardavinėjo 30 gramų pakuotėje, čia 110 ir dar akcija buvo. Aš akcijų žmogus, tai aišku pasiėmiau. Sesė rado irgi šokolade aplietus almonds. Ne, almonds nėra riešutai, jie turi savo pavadinimą, migdolai. Ir pokį mačio skonio, labai mėgstu pokį. Dar nusipirkom kiaušinių, tai už kiaušinių sumokėjom šiam 3 batus, avokadų, 5 batai, natūralus jogurtas, 50 batų. Nu, čia proteinukai, čia ant kiaušinienės nusipirkau sūrio, tai šiaip sūris nustebino, pakankamai brangus tikrai. Sakyčiau, kad ir kiek pirksi, bet tiksliau, kad ir kiek gramų, bet prasideda nuo 100 batų, tai beveik nuo 3 eurų. Tai labai nustebino iš tikrųjų sūrio kainos. Nu ką, lėkiu bandyti išsinuomoti motorolerį, motopirkę. Pirma dienos pusė buvo labai darbinga, dirbau prie kompiuterio. Dabar turim apie 2 valandą dienos. Ir padangytės šiaip visai geros atrodo. Nenudilusios, naujos, nice. Nu viskas. Suskubi vadinėsim. Labai džiaugiuosi, labai man patiko valį, iš tikrųjų labai paprasta vairuoti ir daug manevringesnė man priemonė negu šiaip. Tai fainai. 2 šalmukus pasiėmėm. Būsim dabar tokie trumpačkiukai raudoni. Einam su binaičiu pajudinti, pasportuoti. Šiandien gal daugiau tokią kardio dieną pasidarysiu. Pastatytas tiesiog į nieką. Tai turiu tokį vaizdą. Susipažinkit. Batmanas. Labas, Batmanai. Gražus tu visai. Žiauriai geras reitas čia 3,6. Dabar kursas mačiau 3,6,6. Kai kur buvo keityklose 3,3, 3,4, 3,5. Čia beveik nesikeičia, tai super. Ir jokio service fee. Amazing. Čia prieš Lamai Fresh Food Market. Tikrai rekomenduoju Koh Samui. Nežinau, prašau.
Coconut pudding. Nu, pasiėmiau spring rollų su tofu ir vištytę už 15 batų, o spring rollai 4 kainavo tik 50. Tai šiandien vakarienė už 65 batus. Vištytė labai gerai atrodo, tokia oranžinė, įdomu, šiaip saldi ko gero. Skandau ir iškart riebalas. Čia ne višta, o tiesiog vištos riebalas. Eina savo. Nuėjau pasikeisiu, nes vien skūros sukabintos. Vau. Taip žiūriu, taip skaniai sultingi atrodo, galvau tokie sultingi, mėsytės gabaliukai, vau. Tai pasiėmiau tokį. Sesė pasiėmė spring rollą. Of course. Ir su šiuku. O šiaip same rollai tai labai geri. Sojos padažu. Pasisakėm vafliuką saldų, kaip įdomiai atrodė. Yra ir nesaldžių su krabais ir taip toliau, tai čia va vietą daro nesaldų. Wow. Nice. Eina savo, čia žiūri, kanis dalykas. Čia mačiute kepa irgi kažką. Is it sweet? Yeah. What is this? Potato. Potato? Yeah. Ah, sweet potato. Okay. Tai čia saldžios bulvės. Gerai. Can we take a sweet egg floss and chocolate? And chocolate. Yeah. Ah, tai čia kiaušinio trynys. Šiaip pats šitas, kaip jis vadina? Vaflis, čia ne vaflis? Tešla. Gerai, tešla labai skani. Bet šiandien išdeginom sporto salėj. Ir kadangi valgom desertą po normalaus maisto, tai mums ir. Tai kebas, kas? Bet jis toks didžiulis ir 20 batų. Tikrai per šitas porą dienų pastebėjom, kad Kosamui yra daug pigiau. Patajus 40 batų. Mes mokėdom už pigiausią patajų 80. Tai po vieną ir valgysim. Faina su sesė dalintis. Abidvi pasidalinam kalorijom. Nu. Pamačiau marketingą. Įdomu. Mother's Grill, bet ant logo tai tėvukas. Šiaip labai nustebino, kad radom tokių lietuviškų visokių daržovių, pavyzdžiui, krapai. Nusipirkom krapus ant kiaušinuko, ryte, kad darytis, tiesiog pasibarstyti, tai 10 batų visas šitas kokštelis. Tada pasiėmėm 4 didelius pomidorus, sumokėjom kiek? Tam. Jo, 50, ne, 40.
Ir dar pasiėmėm, pamiršau kada, dar 2 pasiėmėm mango. Tai sumokėjom 54 už tų mango. Ir jie tokie dideli, ten gal bus, kokie 400-500 gramų. Dabar turime 22:37. Spėkit, kur einam. Čia net 7-Eleven pigiau, mano riešutukai, čia tik kainas lyginu, mano riešutukai Kopangane 7-Eleven kainavo 33, o čia 31. Plastikas plastika. Bandau išsirinkti, ko gero, kad bus pao šiandien. No. Okay, so then one red bean. Red bean. bao tuổi đen. One, please, yes. Bao tuổi đen lúc đeo. Pao su black beans. Šiek tiek sausa. Ir dar nusipirkau pupelių. Jas man pašildė. Ir į vidų dar tuno prisidėjau. Sesė irgi kažką gaminasi. Mergos išalko. Jeigu atvirai, tai tiesiog per mažai šiam pavalgėm. Po sporto ir dabar parėjo toks noras kažką normalaus, net nesaldaus ar kažką, bet normalaus. Tai galvoju, okei, wait a minute. Skanaus. Labanaks. Rytelis. Išsimiegojom. Lekiam pirmų vietų aplankyti Koh Samui. Oras šiandien toks vėl nesaulėtas, bet nelyja. Šilta. Važiuosim aplankyti Overlap Stone, akmenų tokių. Mačiau, turi netgi dują, vieną šalia kito. Tai įdomu šį pažiūrėti, nes mačiau šį pakankamai lankytiną vietą ir buvo keli pažįstami, kas ten lankėsi, tai įspūdingai vaizdas atrodo. Patikrinsim. Čiau. Labai fainai mūsų skūbis rieda, galingesnė priemonė negu turėjom Kopangane. Patinka man. Ir šiek tiek manevringesnė, jau vakar minėjau. Nice. Ir bagažinė didesnė. Tai šitas Overlapping Stone kainuoja 200 batų. Ir one free drink. Okay, 200 bahts and one free drink. Happy And to free drink drink. up there. Okay. Thank you. And for me, please. Ir netgi Wi-Fi turi. Thank you. Dustam su sesė. Matosi tas Overlapping Stone. Eina savo. Status priėjimas čia gal nesimato, bet statu. Varom. Papajos auga. Ten irgi matosi. Artėjam.
čia atsargiai reik būt. Norėtų kažkaip turėti matą. Okay. Jo, įspūdingai, eik sau. Lipam žemyn, atsiimti savo nemokamo drinkso. Išsirinkom čia iš tiek gerimukų. Pasiėmiau žalią arbatą su genmai. Nežinau, kas tas genmai. Sesė kopunka. O čia su honey lemon. Thank you. Thank you. Nu ir čia tik nusileidus, iš karto priešais yra tokia Red Temple vadinasi, raudona šventykla. Sijonas ilgas, kad dengtų kelius. O, čia susišau. Labai pasiilgau kiaušinienės. Smilė. Sesė mano irgi kulinarė. Omletų kalaros. Aš taip kiaušinį kaip dabar išsikepiau, išmokau kept Maroke. Tiesiog du kiaušus į keptuvę,
Bet nemaišyti nieko keptuviai, ten tiesiog su šakutė trini prastumdyti. Šiek tiek apkepti, bet kad dar būtų šiek tiek minkščiau. Ir tada palei savo idėjas ten ir norus ir galimybės visko gali prisidėti ant viršaus. Aš tai šį kartą nadėjau ir sūrį lydytą. Ir Marokai ten viską su duona, su batonu valgo. Čia tai aš pomidoriuką pasipjaučiau. Bet super receptukas. Paprastas ir nereikia nei pieno, nei vandens. Deserčiukui vienas kasniukas munkeika ir sesiai mango. Skaniai atrodo prinokas toks. Labai minkštas. Nice. Basta che non mi faccia la cipolla o non mi faccia qualcosa che col pollo che a casa invece si mangerò questo no. mai che mangiare roba non la vuole. Kuriasim. Non è che deve essere una di bucabona. Nieko nedaroma, ne tik valgom. Se pusė di bucabona dal buon. Ne, vakarienės laikas atvarėm pavalgyti vėl į tą patį marketą, kadangi daug čia dar kioskelių ko neišbandėm. Tai visai smagu sugrįžti. Atėjo green curry ir noodle. Atrodo tokie biški pavirę, bet paragausim. Šiaip susipilsiu dėl viską į vieną, net nežinau. Šiaip iš pirmo vaizdo atrodo tokie biški pervirę, bet kai įdėlė į striubą, tai jie gražiai atlimpa, tai visai viskas čia normaliai. Visai spicy. Rice with chicken. Porcytė, tai tokia nevaikiška. Gero. Kiek sumokėjai? Sumokėjai. Čia? Tai sesės šito lėkštė 60 batų, mano 50 sriubytė. Nu, įpusėjau. Šiandien sesė lėtai valgo. Šiaip galiu pasakyti, kad kol kas, so far, ką valgiau, tai labiausiai street sriubytė. Pavyzdžiui, čia net nežinau, kas yra. Tai arba kepenėlės, arba kraujas vištos, man rodos. Nesu tikra. Paragavau, tai jis toks minkštas visai. Nu, bet tipo, visai skaniai. Visai skaniai. Tai toks grinai kultūrinis patiekalas. Virtuvėlė taip atrodo. Nu, pasiėmiau pastel de nata, portugališką deserčiukas. Ok, kokunka. Toks mini. Šiaip jau 7:30. 7:30 ir 9:30. 7:30 ir jau daugiau mažiau visi čia žiūrim užsidarinėja. Nu, aišku, ilga darbo diena, visi nuo ryto stovi, tai ir žmonėm irgi pailsėti reikia. Tai pasiėmiau skaniausių. Prasėjusiu peškom namo, sesė grįž. Viskas, čiau. Parduotuvėlę. Ir už stendo guli vaikai du, mamytė, pardavinėja kanabis. Crazy. Maitai salytė. Galima ateit pasitreniruot, išmok technikų.
Grįžau namo. Pas mus čia tik įėjus avataras stovi. Bet tikras avataras, grinai kaip avataro dydžio. Ir uodegytė netgi ta, kuri kabinasi prie dvasių medžio. Geras. Ir kitas dalykas. Sesė vištelė mano. Rakščiuką paliko pildyti. Paimkit ir važiuokit. O šią pusę valandos gal pairėjau ir visa prakaituota. Taip karšta. Rytelis. Nebe rytelis, jau apie 2 valandos. Nežinau, ko mes čia taip patamsti, bet mums patinka. Laukiam, kol nustos lyti, nes iš tikrųjų tai atrodo, kad žemė su dangumu maišosi. Niekas iš šito rezorto netgi irgi nevažiuoja. O, paveikslus mėto. Bubum. Negerai, reik pakelt. Greičiau. Ačiū. Būčiau bėgus, bet tai mačiau, kad jie laukia, tai patys pasikels. Nu jo, tai šiandien labai lyja. Labai lyja. Ir didžiulis vėjas. Atidarau tik tam, kad paklausyt. Vaikyti. Keičia vėl mūsų planus. Aš gal nenormali, bet šiaip man visai patinka ta kvara. Tik kad jo, važiuoti nelabai kur galima. Ant dviratės priemonės tikrai nėra saugu. Ten iš vis nesimato. Wow. Tai žodžiu, toks trumpas reportažas. Šiandien ko gero jo, išnaudosiu laiką skaitimui. Nu, nes tikrai niekur nenuvažiuosiu per tokį orą. Jeigu kas keisis, pranešiu. Adios. Kiaušinukas. Ir lietuvių kontentą tikrinsim. Atsirado kažkoks naujas šou. Kaleidoskopas. Talentų šou. Skanaus esam?